tai bent klausimėlis. Turbūt vyrai labai daug diskutuoja, kasgi ta graži moteris yra. Gražios moteris, kurios yra moteris, kurios leidžia savo būti moterimi. Gražios moteris turbūt investuoja ne į išorinį savo pasaulį, o į vidinį. Grožis susideda iš labai daug dalių. Svarbiausias yra moteriškumas, nes išorė kaip mada, kuri ateina, dingsta. Rūpestis pas moteris yra labai gražus. Ir silpna, ir ta, kuria norėtųsi rūpintis, ir ta, kuri yra stipri, nes būti mama, auginti vaikus, tai yra tikrai reikia labai daug stiprybės ir ištvermės. Tiesiog švytėjimas akise turėtų būti ugnelės. Tai 3 žodžiai, kurie turbūt gali apibūdinti gražią moterį, tai yra laisva, pasitikinti ir atvira. Šeimyniška, miela, besirūpinanti. Stipri, rūpestinga ir gražesnė už mane. Visko po truputį ir nieko per daug. Vienom moteriam tinka juoktis, kitom moteriam tinka megzti, trečiom moteriam tinka lakstyti aplink stadioną. Tada jos gražios yra, kai jis jaučiasi savimi, kai jom nereikia slėptis, jom nereikia nešioti kaukės kažkokios. Moteris yra gražiausias ir tobuliausias kūrinys. Neturi žodžių. Moteris yra antra sielos pusė, kurios ieško kiekvienas vyras. Centras aplink, kuris sukasi visas mūsų gyvenimas. Ką man reiškia moteris? Po gero visų pirma, kažkaip asocijuojasi su gyvybe, su draugu, su mama, su vaikais. Super. Yra toks posakis, kad moteris yra upė, o vyras yra krantai. Taip atspindi ganėtinai moters tą vitališkumą. Mielos moteris, būkit laimingos, darykit tai, kas jums patinka, siekit savo tikslų ir būkit pavyzdys visiems vyram, kaip reikia gyventi. Turėkite savyje pozityvių minčių, gražių minčių, nes nuo to prasideda grožis. Būkite gražios visus metus. Pats didžiausias ir pats tikriausias grožis, mano supratimu, yra būtent jūsų viduje. Moteris, tame žodė telpa viskas. Tai ir būkit moterimi.